Kvalifikacijoje finišavai pirmas, bet pasirinkai 10 starto poziciją. Kuo startuoti vėliau yra pranašesnis dalykas negu startuoti priekyje? Na, šiek tiek kolegos priekyje pravalo kelią, pradrasko tą, sakykime, ledą ir galima važiuoti vėžėje, aišku, be didelio šoninio slydimo. Kai automobilis sukimba, automobilio padangos dygliai su užšalusia visiškai žeme, tai iš tiesų šiek tiek priduoda pranašumo tas. Tai galbūt tas įtakojo mūsų pasirinkimą. Mes tą matėm kvalifikaciniam ruože, kad galbūt mes, aišku, antrą kartą važiuojant, mes turėjom 2 kartus pravažiuoti kvalifikacinį ruožą pabandymų ir 3 jau laikui. Tai antrą važiavimą mes važiavom gal šiek tiek greičiau, bet 3 tokį pasirinkom saugų davažiavimą iki finišo, kuris, aišku, apvainikavo nugalėjimu šitoj lenteliai turnyriniai. Bet tikimės, kad taip bus ir lenktynių metu šiandieną šitose 4, bent jau 2 greičio ruožuose, kurie bus pirmą kartą. Tai savo pranašumą bandysim šiek tiek išnaudoti. Kvalifikacija patenkinti antra vieta. Praradom vienam staigiam posūkyje turbūt tą sekundę. Galėjom tikrai būti pirmi, bet tiesiog per vėlai stabdžiau, išlėkiau į purų sniegą, kol grįžau ant geros dangos, tai ten tikrai liko ne sekundė, turbūt biški daugiau. Smagu, labai gražios trasos, labai gražios greičio ruožai, tokia tikra žiema vis dar čia Utenoje, tai iš tikrųjų nuotaika tokia pakili. Bet kaip čia išėjo, kad ant tavo kombinezono parašyta Subaru, bet važiuojat su Mitsubishi? Tai aš kaip ir vis dar atstovauju Subaru komandą, tiesiog šitose lenktynėse startuoju su Mitsubishi, nes mūsų automobilis dar nebus paruoštas, o kitą savaitgalį važiuosiu jau su Subaru. Tai čia realiai yra kaip treniruotė prieš Europos ralio čempionatą? Taip, kaip treniruotė, reikia ir įsivažiuoti. Aš praeitais metais žiemos ralį praleidau, tai šis metais jau praleisti nenoriu. Ir tikimės judėti greitėjimo kryptim, toks mūsų ir tikslas šitam ralį.